Sveiki! Išvykę iš Gdansko mes nutarėme apsilankyti Aismarių nerijoje. Aismarių nerija tai siauras žemės ruoželis tarp Aismarių ir Baltijos jūros. Aismarių nerija labai panaši į Kuršių neriją. Šiuo metu mes pravažiuojame Aismarių nerijos kanalą, kurį Lenkai iškasė dėl to, kad nereikėtų plaukti aplinkui per Kaliningrado srityje esantį Baltijsko kanalą. Dabar čia gali praplaukti 100 metrų ilgio ir 20 metrų pločio laivai iš Elblongo uosto į Baltijos jūrą, aplenkdami Kaliningrado srities vandenis. Ir todėl dabar nereikalingas Rusijos pareigūnų leidimas išplaukti į Baltijos jūrą. Šio 1 km ir 300 metrų ilgio kanalo kasimo darbai buvo pradėti 2019 metais, vasario mėnesį. O 2022 metų rugsėjo mėnesį šio kanalo jau plaukė laivai. Na, mes toliau važiuojame Aismarių neriją, šiuo metu pravažiavome miestelį Krynica Morska, tai nedidelis žvejų kurortinis miestelis. Tai kažkoks analogas mūsų Juodkrantei. Na, o mes važiavome vis tolyn Aismarių neriją ir nutarėme užsukti į poilsiavietę prie jūros. Žygiuojam į pliažą. Dar tik vasaros pradžia, vanduo jūroje dar šaltas ir abejojame, ar eisime maudytis. Ne viena besimaudančia. Čia mūsų parkavimo aikštelė. Didelė. Parai kainuoja 40 zlotų, paėmėm vienai parai, bet galvojam, kad reiks 2 paras pabūti, oras neblogas. 2 dienas pailsėję prie jūros nutarėme važiuoti toliau link Kaliningrado srities. Ten norėjome aplankyti didelį radarą pastatytą sovietų laikais, kuris kontroliavo didelę dalį Baltijos jūros. Interneto platybėse radome jo nuotraukas, bet nesame įsitikinę, ar jis vis ten tebestovi. Todėl nutarėme patikrinti. Šiuo keliu vedančiu į Kaliningrado pasienį mes nutarėme važiuoti, kol kelias baigsis, o po to svarstysime, ką daryti toliau. Štai ir atvykome. Už 300 metrų kelias baigėsi, o dabar nutarėme apsižvalgyti iš aukštai, kaip sako, iš paukščio skrydžio. Čia labai daug varnų, tai sakykime, iš varnos skrydžio. Į tą pusę Gdanskas, iš ten mes atvykome. O į kitą pusę Kaliningrado srities pasienis ir tas radaras, kurį mes norime aplankyti. Taip, čia atvažiavom, sustojom, radom apleistą stovėjimo aikštelę. Pasistatėm automobilį ir žygiuosim apžiūrėti rusų laikų, tarybinių laikų paliktą radarą. Pirmyn. Visą laiką ėjome miško takeliais. Nuo mūsų aikštelės iki radaro buvo apie 3 kilometrai. Kažkokie žymekliai stovi miške. Neaišku dėl ko, gal čia inkilėliai kažkokiem gyvūnam. Jau daugiau nei pusę kelio nuėjom. Bunkeriai kažkokie. Na štai mes radome tą vietą, kur kažkada stovėjo milžiniški tarybiniai radarai. Bet viskas čia apaugę, apsamanoja ir nieko jau čia nebėra.
Viskas keičiasi šioje žemėje, keičiasi žmonės, santvarkos, keičiasi ir radarai. O štai čia visai šalia buvusio senojo pastatytas naujas radaras. Jeigu nepatikrės dokumentus, tai mašinai palikom. Nenoriu. Tai va, šiek tiek pavaikščioję apie naująjį radarą, apsisukom ir grįžtame atgal. Labas rytas. Vakar smagiai pasivaikščiojome iki radaro, sėkmingai sugrįžome atgal, čia nakvojome, o šiandien anksti ryte mūsų namelį apsupo didelis šernų būrys su mažais paršiukais. Buvo įdomu juos stebėti, bet dėja nufilmuoti nespėjau. Bet jie ilgai neužsibuvo, pašmėrinėjo, pauostinėjo ir pasišalino. Na, o mes atsikėlėme, papusryčiavome, dabar lepinamės ankstyvais saulės spinduliais ir neužilgo važiuosime tolyn. Kviečiame ir jūs vykti kartu su mumis. Pirmin. Per Aismarių neriją grįžome tuo pačiu keliu, kadangi čia kito kelio ir nebėra. Vėl pravažiavome tą patį Aismarių kanalą ir bevažiuodami sugalvojome, kad reikia užsukti į pakeliui esantį Aismarių žvejų ir jūros muziejų. O jeigu taip sugalvojome, tai taip ir padarėme. Štai atvykome prie muziejaus, apžiūrėsim jūrų muziejų, o tada važiuosim toliau. Čia ne jūrų, gal žvejybos muziejus skaitosi. O iš tikrųjų tai yra Aismarių muziejus. Lenkai šį muziejų vadina Vyslos marių muziejumi, nes ir Aismarės jie vadina Vyslos mariomis. Į šias marias įteka du Vyslos intakai, tai Nagata ir Škarpava. Todėl šios marios ir vadinamos Vyslos mariomis. Na, o visas šis muziejus yra Nacionalinio jūrų muziejaus Gdanske filialas. Įrankiai visokiausi. Žvejybiniai. Naščiai net yra. Žuviai gaudyti, ne? Taip, čia viskas žvejybos muziejus. Tai ne veltui žuvį pirkom. Muziejinė. Jo, šviežia muziejinė Tikrai žuvis. pirkom, ne muziejinė. Los. Toks varikliukas nedidelis. Matosi dizeliukas. Tokias skardos. Čia tokios nėra geros, kaip mes nupirkom. Čia gėlavandenės. Bau. O čia savadarbės marių ledrogės. Eskalatorius kažkoks. Iš tikro čia yra vežimėlis gelbėjimo valčiai gabenti. Iš medžio gabaliukų išmestų iš jūros į krantą. Tai skulptūra vadinama loci, pagaminta iš 10 000 į krantą išplautų pagaliukų. Štai kaip reikia mazgus jūrinius rišti. Mokykitės. Muziejuje gausu įrankių ir pavyzdžių, kaip atlikti takelažo darbus laivuose. Tinklai. Taip. Nemaža gelda. Tai kaip tu išmanai apie variklius? Tai dar kaip, aš už taip negali gerai turėti.
Čia yra daug XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios bei vidurio laivų statybos bei žvejybos įrankių ir kitokių darbų ir buičiai reikalingų dalykų. O šios muziejaus patalpos kažkada buvo istorinės Šmit laivų statybos dirbtuvės. Ja. Na štai ir baigėme 2 vidinių ekspozicijos salių apžiūrą, dabar eisime apžiūrėti lauko eksponatus. Dziękuję, do widzenia. Tada į tą krantinę. Vandens ateiti, pasiimti šuniuką. Koks senas inkaras, turbūt daug metų jūros dugne gulėjo. Štai ir baigėme muziejaus apžiūrą, bet netoliese matėme, kaip grįžo žvejai su valtimi iš marių, todėl nueisime pažiūrėti, kokį laimikį parsigabeno. Inspekcja rybołówstwa? Nej, nej. Labai dideli karšiai. Žvejai labai džiaugiasi gerų laimikiu, mes taip pat stebėjomės tokiais gražiais karšiais, kuriuos matydavome tik Kauno mariose, dar truputį pabendravę išvykome. Šiek tiek pavažiavę mes išsukome iš pagrindinio kelio ir patekome už spygliuotos vielos ir už grotų. Bet čia jau kita mūsų kelionės istorija, kurią pamatysite kitoje serijoje. Iki.